šeštas. Apskaičiuokite. Apskaičiuokite A vektorius plus 4B vektorius, kai žinomas A vektoriaus ilgis 2, B vektoriaus ilgis 8 ir kampas tarp vektorių A ir B 60. Nu, alfa rašau kaip 60. Tai šitoj vietoj mums prireiks naujos formulės. Mes dauginame pagal skaliarinę sandaugą skirtingus vektorius A ir B. Pabandykime pagal tą pačią sandaugą sudauginti vienodus vektorius A ir A. Daugim A kart A vektorius lygu. Tai kaip pagal skaliarinę sandaugą bus? Pirmojo ilgis teisingai kart antrojo ilgis ir kart kosinus tarp jų. O koks yra kampas tarp vektoriaus A ir vektoriaus A? Kiek laipsnių? 0. O kosinus 0 kiek yra? 1. Tai ar teisinga lygybė A vektorius kart A vektorius yra lygu A vektoriaus ilgis kart A vektoriaus ilgis? Teisinga tokia lygybė? Dabar, jeigu aš, čia ilgiai, tai čia yra skaičiai, čia vektoriai, čia negalioja. Tai jeigu aš dabar sudauginsiu vienodus ilgius, tai aš gausiu ilgį kvadratu? Tai aš gausiu ilgį kvadratu, perneša keičiu pusės vietomis. Ilgis kvadratu bus lygu A vektorius kart A vektorius. Ir dabar norėdama iš čia išreikšti vektoriaus ilgį, aš traukiu šaknį. Tai yra A vektoriaus ilgis yra lygus šaknis iš vektoriaus to paties skaliarinės sandaugos iš savęs. Ir va čia išeina tokia formulė. Mes ją išvedėme ir taikysime šitą uždavinio sprendimą. Formulę išvedžiau, nusirašėte? Ir dabar taikysime šitą uždavinio sprendimą. Tai dabar man reikia šitam uždavinyje ne A vektoriaus ilgį rasti, o va šito vektoriaus ilgį, va šito tokio didelio. Tai čia tas vektorius didelis stovės, čia jisai stovės ir va čia jisai stovės. Ir vaizdelis bus toks. Šito vektoriaus ilgis bus lygus šaknis, skliausteliuose tas vektorius kart tas vektorius. Tiek, kad jisai yra didelis. Lygiai. Ką veiksime toliau? Toliau po skliausteliu, po šaknimi atskliausime. Po šaknimi atskliautę turėsime A kart A, nes vektoriaus kėlimo kvadratiškos funkcijos nėra. Tada plus 4AB. Tada turėsime plus 4AB. Dauginti taip ar kitaip vis tiek tą patį gauname. Ir plus 4B kart 4B 16BB. Viskas aišku iki šiol. Galime dar sutraukti čia po šaknimi panašiuosius narius. Tai va šitie susitraukia. Bus AA plus 8AB ir plus 16BB. Toliau. Šaknis. Taikome skaliarinę sandaugą vektoriam A ir A. Tai skaliariškai bus A vektoriaus ilgis kart A vektoriaus ilgis kart kosinus tarp A ir A yra 0 laipsnių. Tęsime toliau. Plus 8 perrašau, o A kart B skaliarinė sandauga turėjome formulę A vektoriaus ilgis kart B vektoriaus ilgis kart kosinus tarp A ir B ir buvo duota 60. Tada toliau plus 16BB. 16B ilgis kart B ilgis kart kosinus kampo tarp B ir B, tai kart kosinus 0 laipsnių. O dabar statysime toliau, ką turime. A ilgis yra 2. A ilgis yra 2, kosinus 0 yra 1. 8. A ilgis yra 2, B ilgis yra 8. Kosinus 60 yra 1/2 plus 16. B ilgis yra 8, B ilgis yra 8, o kosinus 0 yra 1. Tai dabar galiu ko čia suskaičiuoti. Čia dvejetai susiprastina. Tai jūs man suskaičiuokite 4
plus 64 ir plus čia 81 kart 16. Nu ir kart čia... Ne. Laukite. 16 kart 64. Suskaičiuokite, koks bus pošaknis, jisai trauksis arba ne, jau čia kaip išeis. Dvi šaknys iš 273. Baigiam. Tai vat skaliarinė santrauka, vektorius irgi išėjo normalus kažkoks skaičius, taip?